Sapnavau ramunė žiedą, kai bučiavo į drugelis. Sapnavau, kad mano širdį puošia nuotako suknelė ir teisybės paveikslas mus visus nuo blogio saugo. Sapnavau, kaip vaikystė prie upelio užaugau. Sapnavau aš Jėzų ir girdėjau jo balsą, sakė man niekada negrįšiu aš ant kryžiaus. Sapnavau, kaip laivais misionieriai išplaukia. Sapnavau aš ir žveją į valtelę įsėdėjau. Netikėtai paklausė, meilė ar praėjo. Sapnavau aš Mariją, skausmų pridengus veidą. Man kalbėjo, kad aš išteisinti turėsiu meilę. Šis Don Bosko, kunigo Don Bosko, žmogaus, šventojo vaidmuo, to paties pavadinimo miuziklė Don Bosko, buvo tikrai mano karjeroje toks vienintelis, išskirtinis, labai įdomus, gilus, ir aš noriu pasidžiaugti visą kūrybinę komandą, kurie drįso tokią tematiką miuziklą parodyti Lietuvoje, ir kaip parodė žiūrovų reakcija ir pilnos arenos, tikrai ta tematika nėra svetima ir reikalinga ir matosi, kad žmonės tiesiog ištroškia matyti kažką panašaus scenoje ir tikrai jų blizgančios akys, jų širdys atviros ir ta atmosfera, kuri tvyrojo arenose ir tos minutės, tos 10 ar 20 minučių po spektaklio, kuomet jie nenorėjo paleisti nuo scenos atlikėjų, įstrigo labai giliai ir tikrai norisi vėl sugrįžti, vėl pakartoti kažką naujo. Apie žmogų, kuris buvo ne tik šventasis, bet visų pirma žmogus, mylėjęs, dirbęs, aukojęsis vardan kitų, aukojęsis vardan jaunimo. Ir čia tikrai miuziklas apie jaunimą, miuziklas visoms amžiaus grupėms, visi ras ten savo kažką pasisemti, atsinaujinti, atgaivinti savo sielą ir tikrai visus kviečiu atvykti, pabūti kartu su solistais, pabūti kartu vienas su kitais ir pasidalinti tą meilę ir paaukoti save kitam. Sapnavau aš ir Dievą, palaidotą po debesimis. Jis vienišas žvelgia į mus ir verkė, o jo ašaros krito į žemę ant žmonių, kurie, kai tik pradeda lyti, išsiskleidžia skaičius. Iš manęs atėmė visus šios jaunuolius. Jau surinkai iš gatvės mano mėgstamiausią bandą, kuriems iš manęs reikėjo visai nedaug. Ir jie būtų augę pagal tikrąją jų prigimtį, vogdami, žudydami, užsiimdami prostituciją, o paskui mirtų nuodėmėje. Tačiau atėjai tu. Eikite su manimi, eime melstis, eime žaisti, aš jūs išmokysiu amato. Dabar daugelis iš jų mokytojai, advokatai, inžinieriai. Tai jau šis tas. Tu nusidedi. Puikybė ir tuštybė. Ir vien tik tai sapnuoji savo sapnus. Aš sapnuoju nuostabius sapnus. Tai nuodėmė. Argi nenuodėmė? Kad savo sapnais ir svajonėmis apgaudinėjai save ir kitus, manydamas, kad išganimo kelias eina per nutyrintą pasaulį. Jau 4 metai, kaip mes su režisieriu Minėriu Petroku rengėme krikščioniškus miuziklus. Mums tai yra savotiška galimybė praleisti savas rekolekcijas su nuostabiais tekstais, puikia muzika, su draugais, kuriem bažnyčia nėra tolima. Ateikit ir praleiskit nuostabą advento vakarą kartu su mumis, jusdami tai, ką mes visi jaučiame, kurdami kiekvieną iš tų krikščioniškų miuziklų. Ateikit.
Gruodžio 9 dieną Kėdainių arenoje pasaulinio pripažinimo sulaukęs miuziklas Don Bosco. Tai muzikinis pasakojimas apie kunigą, pedagogą ir tikrų vertybių puoselėtoją, didį paprastos širdies ir nepaprasto atkaklumo žmogų. Miuzikle vaidmenis atlieka solistai Egidijus Bavykinas, Liudas Mikalauskas, Karina Krisko-Skambinė, Kristina Siurbytė. Aktoriai Liubomiras Laucevičius, Doloresa Kazragytė, Artūras Sužiedėlis. O taip pat kamerinis choras Cantate Domino, merginų grupė Roxy 5, Kauno choreografijos mokyklos grupė ir Baltijos cirko trupė. Miuziklas Don Bosco – išskirtinis renginys visos Lietuvos muzikinėje erdvėje. Tai jaudinantis ir įtaigus muzikos spektaklis. Miuziklo draugai – Kėdainių rajono savivaldybė, Kėdainių krašto televizija, laikraščiai Kėdainių mugė ir rinkos aikštė. Bilietus platina ticketmarket.lt. Visus maloniai kviečiame.